Labą, labą. Nu ką, mes jau esam live. Didelės gražios šypsenos abiejų. Nors už lango ir vėjuota, ir liktai nelabai Už kažkaip. lango fantastiškas oras. Fantastiškas. Tai dar nebuvau šiandien. Reikės išeiti. Labai aksominis, žinai, švelnus. Aksominis, supratau. Nu, reiškia, reikės išbandyti tą aksomiškumą. Tai ką, šiandien susirinkom iš tikrųjų pakalbėti su Viktorija tokia įdomia tema ir daugeliui, nu nežinau, dviprasmiškai gal nuskambančia, nes visi sako, kas čia tokio yra. Tai yra apie tinklaveiką, apie Start4 Networking klubą, kas tai yra, su kuo jis yra valgomas, nes daugelis prisigalvoja daug visokiausių fantazijų ir aš irgi buvau sulaukus daugybės klausimų, kur tu čia įstojai, kas čia per sektą, kas čia per kompaniją, kokius čia produktus parduoda, kur tu čia dabar vėl išėjai, žodžiu. Tai, kad neprisigalvotumėt visokiausių fantazijų, neprisigalvotumėt savo baubų, tai mes su Viktorija ir norėtumėm apie tai pakalbėti ir apšviesti visus, kad būtų drąsiau iš tikrųjų išbandyti tiek daug galimybių, kurias duoda būtent tie Start4 Networking sukurti klubai, kurių yra tikrai ne vienas. Tai gal iš tikrųjų reikėtų, Viktorija, pakalbėti ir apšviesti visų pirma nuo to, kokiai auditorijai būtent yra skirti tie klubai. Nežinau, kad ir pati jau tikrai ne pirmus mėnesius esi šitame klube. Tai, žinai, pirmiausia, tai aš pati atsimenu, kaip aš stebėdavau tos visus Start4 Networkingo, būtent, žinai, klubo postus, žinai, ten straipsnius, dar ten kažką, žinai, nuotraukas, aš visada tikrai galvojau, kad tai yra tinklinė rinkodara. Iš vienos pusės todėl, kad tiek daug apie tai kalbama, žinai, iš kitos pusės todėl, kad pats žodis, tinklaveika, ko mes užsiemam tinklaveika, jinai, labai asocijuojasi su tinklinė rinkodara. Tiesiog pats žodis, žinai, jis yra panašus, šaknis, jinai ta pati ir aš tikrai manydavau, kad tai yra tinklinė rinkodara ir būtent todėl aš taip ilgai iki ten nedavėjau, nes man, tiesiog, žinai. Ir čia šitą vietą aš noriu visiems labai tada už tai pasakyti, taip stipriai, kad tikrai tai nėra tinklinė rinkodara. Ir ne tai, kad čia, žinai, kaip dabar, čia ne tinklinė rinkodara, čia referencinė rinkodara dabar. Ne, čia apskritai nieko bendro su to neturi, tai yra tiesiog panašus žodis. Tiesiog panašus žodis, ar ne? Ir kaip palergonija ir paleontologija, žinai. Net ir tų pačių aš iš savo pusės galiu pridurti, kad ir to pačio tinklinio marketingo nereikėtų bijoti, nes čia vėlgi žmonės... Čia yra kitas, mes nesakom, kad jo reikia bijoti. Tiesiog tiem, kam asocijuojasi ir galbūt ten kyla kažkokios, tai žinai, atmetimo reakcija dėl to, mes sakom, kad tai yra, tiesiog du skirtingi visiškai dalykai. Ir šiandien mes apie tai kalbam, būtent ne kaip apie kažkokią tinklinę ten rinkodarą, referencinę dar kažkokią, o tiesiog kaip apie moterų klubus, kur kiekviena ateina ir tame klube nepardavinėja kažkokios kompanijos produktus, o kiekviena pardavinėja savo paslaugas ir savo produktus. Tai yra, tu ateini ne tam, kad parduotum kažkieno produktus, o tam, kad pardavinėtum savo produktus, paslaugas ir tam, kad rekomenduotum klubo nares ir kad tave irgi rekomenduotų klubo narės. Ar ne? Tai čia tame yra esmė. Tu ateini į moterų klubą, kur yra mūsų klube, aišku, žinau, kad yra ir kitokių klubų, bet mūsų klube yra būtent vien tik tai moteris. Ir čia yra fantastiškas dalykas, iš tikrųjų, todėl, kad moterims reikia moterų, o vyrams reikia vyrų. Kartais visų reikia, žinai, to ir to, bet su moterim apskritai yra tokia, aš nesakyčiau problema, bet toks reiškinys, kad moteris labai dažnai užsikabina už to, kad man yra svarbiausia vyras, svarbiausia vaikai ir viskas. Tai aš nesakau, kad nesvarbu, ta prasme, vyras yra labai svarbu, arba partneris ar ten kažkas, vaikai yra labai svarbu, šeima yra labai svarbu. Bet jeigu tu savo pasaulį susiaurini tik tai iki vyro ir vaikų, tai tada tai pasidaro labai labai pavojinga. Nes tu nežinai niekada, kas gyvenime gali nutikti ir kaip ten gali nutikti ir visai tam būna, ir nelinkiu, kad ten visai būtų, bet būna dažniausiai. Ir jeigu tu neturi užnugario, jeigu tu esi save atribojus nuo visko, kas tipo netaip svarbu,
ar ne, tai tada tu lieki, tokioj labai izoliuotoj situacijoj, izoliuotoj būsenai. Iš tikrųjų paskesti toj rutinoj tokioj ir, kaip sakau, pameti save, randi save. Čia net, žinai, čia net ne apie tai, kad tu paskesti, bet esmė tame, kad tu save atriboji. Nedaug dievė kažkas nutinka, nedaug dievė kažkokia nelaimė, nedaug dievė vyras išeina, nedaug dievė skyrybos, nedaug dievė pati išeini, nedaug dievė mirtis kažkieno ir tu lieki viena, todėl kad tu save atriboji nuo draugių, nes draugėsgi ne taip svarbu, šeima labai svarbu ir taip toliau ir panašiai. O čia, jeigu tu lieki tokioj, durnoj pozicijoje, pavadinkim, tai už tave stovi 15 moterų, kurios yra pasiruošusios padėti. Tai moterų klubas jau vien dėl to yra jėga. Nes rutina čia yra kitas klausimas, kad tu paskesti rutinoje ir tie klubai duoda vėl kažką tai naujo, čia irgi yra labai, labai didelis pliusas. Bet mes labai dažnai nesusimasto, moteris labai dažnai nesusimasto apie tai, kad jos save, kaip sakant, sureikšmino vien tik tai, kad tik tai vyras labai svarbu, tik vaikai labai svarbu ir kol neateina kažkokia tai gyvenime situacija, tol, kaip sakant, o paskui būna per vėlu, nes taigi reikia, žinai, kažką daryti ir tada jau būna per vėlu. Ir aš galiu pasakyti, kad mano pačios gyvenime buvo irgi tokia situacija, kada aš pasidėjau šalį visą tą suvokimą, kad čia vien tik vyras, svarbiausia vien tik vaikai, nes mane ištraukė draugės. Visiškai, kaip sakant, visiškai ištraukė draugės. Ir jeigu aš jų nebūčiau turėjus to socialinio kapitalo, tai aš nežinau, kaip ten būtų buvę. Kažkaip būtų buvę, bet, žinai, sudėtingiau. O čia už tave stovi ne šiaip 2 draugės, o čia už tave stovi 15 moterų. Solidarus moterų palaikymas. Tai ir galim iš tikrųjų pereiti turbūt prie to, kad ne tik tai yra tie privalumai, gal ir pati jau per tiek laiko būnant gali ir daugiau tų privalumų įvardinti. Vienas iš tų privalumų, prie ko mes ir priėjom, kad už nugaros tau yra 15 moterų, nežinau, gal kiti klubai ten didesni yra, mažesni, žodžiu. Taip, plius minus, čia mes imam tą vidurkį. Taip, bet tu turi tų moterų ir jos yra ne vien tik tai iš Lietuvos, ne? Tai kokius dar, pavyzdžiui, privalumus iš savo pusės gal gali įvardinti, kokius esi gavus, arba iš tų pažįstamų ir kitų moterų, su kuriomis bendraujam, ne? Gal kitos yra pasidalinusios, kokių tų privalumų tas būtent klubas, ta narystė, buvimas tame klube suteikia. Iš tikrųjų, privalumų, tai aš turbūt galėčiau vardinti nesustodama. Tai čia šitą dabar, ką mes čia įvardinom, kad taip, turi paskesti rutiną ir čia kažkas naujo ir tai, kad tu turi tą saugų užnugarį, jeigu ką, nes šiaip gyvenimas tai yra, žinai, jisai, kaip pica, žinai, ten daug gabaliukų, daug, žinai, ir vienas iš jų yra vaikai, vienas iš jų yra vyras, vienas iš jų yra savirealizacija ir kuo tu daugiau jų turi, tai to tavo gyvenimas saugesnis, nes jeigu vienas trūksta, tave visi kiti palaikys, ar ne? Bet jeigu tu viską atiduodi, žinai, vienam, tai tas dings, tada labai sudėtinga. Bet taipogi, kalbant apie tai, kad pačiai veiklai, žinai, kiek yra naudos, tave rekomenduoja, tu kitus rekomenduoji, plečiasi tavo pažinčių ratas labai labai greitai. Tai reiškia ką? Tai reiškia, kad plečiasi tavo socialinis kapitalas. Jeigu plečiasi tavo socialinis kapitalas, tai daugiau pas tave ateina klientų automatiškai. Jeigu ateina daugiau klientų, tu daugiau uždirbi. Jau nekalbant apie tai, kad augimo labai dideli greičiai, todėl kad tu esi priverstas tiesiog išmokti prisistatyti greitai, naudoti tos, žinai, keywords, kaip sakant. Gali apsiimti įvairių pareigų klube. Praeitą kartą aš pirmą kartą mastermindą vedžiau ir ne dėl to, kad man kažkas liepia, o todėl, kad tiesiog norėjau save išbandyti. Ir tas augimas jisai yra didžiulis šiaip. Ir dar labai geras dalykas, jeigu kas esate introvertai ir bijot, kad ateisit ir reikės bendrauti, tai čia irgi yra labai labai geras dalykas, nes ne per seniausiai buvau už tam brandvumo renginį moteriams konferencijoje, į kurios sceną irgi pakliuvau dėka klubo tik tai, nes, kaip sakant, pakvietė tam buvę. Ir tu ateini į renginį ir tau nereikia ieškoti, su kuo čia, žinai, pažindintis ar dar kažko, nes tu jau pažįsti bent 10 žmonių iš savo klubo, jau visi tam prie tavęs pribėga, dar ten krūva, žinai, iš kitų klubų, kurie irgi jau tave girdėję, matė, tu jau pažįsti, ir dar yra krūva, kurie už tam stovi eilė, kad susipažinti. Tai kaip intravertai, tai čia yra rojus, ta prasme, man nereikia eiti su kažkuo ten bandyti, pažindintis, žinai, kažko, tai jau, kaip sakant, visi ten, viskas taip vyksta ir tai yra fantastiška.
Nes mes tas kojas kaip ir būnam jau apšilę per tuos online'inius susitikimus, kiti klubai dirba ne gyvai susitinka, mūsų asmeniškai tas klubas yra online'inis klubas, kuriame mes apšilam kojas, susipažįstam, pasipasakojam ir tada jau yra daug lengviau parašyti, kad labas, mes buvom ten Start for Networking klube, ne, jeigu ten kalba eina apie viešnes kažkokias. Tai yra daug lengviau užmėgsti tą ryšį, nes aš irgi nesu iš tų, kur galėčiau prieiti gatvėje prie bet ko, ar ten, nežinau, kažkokiam renginį prie bet ko ir sakyčiau, labas, noriu ten su tavim susibūti. Net nežinočiau, kaip pradėti nuo ko, kaip užmėgsti tą pokalbį. O čia šiuo atveju mes jau... Taip, čia jau esi pažįstamas, tai jau vieną kitą esi matęs, bent jau online ir tu gali sakyti, bent jau, žinai, gali sakyti, o, aš tave mačiau Facebook'e, pavyzdžiui, ne? Ir jau viskas, jau yra, Taip. Tai va, tai dabar iš tikrųjų reikėtų tikriausiai paminėti dar ir tai, kad pas mus yra ne tik tai tie tokie online susitikimai, bet kuriuos galėčiau pavadinti mažais tokiais renginukais, 2 valandų renginukais, kuriais mes apšilam kojas, pasipraktikuojam, surengiam mastermindą, gaunam 5 minutės pabendrauti su kažkuo visiškai svetimu žmogumi, užmėgsti kontaktą ir apie kokius dar renginius būtų galima pristatyti, kad sudomint žmonėm, kokios yra galimybės, ką mes siūlom, nes mesgi siūlom labai daug. Yra ir dabar paskelbtas renginys, kur mes narės galim nemokamai sudalyvauti puikiuose mokymuose ir save, kaip sakau, plėsti, savo daugiau žinių įgauti ir tai pritaikyti savo veikloje. Taip, iš tikrųjų, tų mokymų yra labai daug ir jeigu kažką tai domina konkrečiai mokymai, tai tikrai gausi tiek, kad ten, realiai tik būk ir žiūrėk ir, žinai, ir ten gali nuo ryto iki vakaro greičiausiai. Man asmeniškai pačiai, aš kadangi ar taip ištisai dalyvauju visokiuose mokymuose, kurie yra mano, kaip sakant, profesiniai, tai man tie mokymai galbūt nebuvo tiek labai, žinai, nebuvo tas pliusas, kuris, čia, žinai, mano. Aš tame augimą save matau daugiau per praktinius dalykus, kaip ir sakiau, kad praktiškai eini vedi mastermindą, eini ten, žinai, į mentorystę, eini ten, tiesiog yra tokių labai praktinių. Tai realiai mokytis gali tiek iš praktikos mūsų klube, tiek iš tų įrašytų mokymų, tiek ten, gali pasirinkti, žinai, kuris tau labiau rezonuoja, galbūt arba abu, jeigu abu rezonuoja. Kiekvienas yra savo tinkantį. Kiekvienas yra savo tinkama, bet taip pat jeigu kalbėti apie renginius, tai renginių tai irgi ten spėk dalyvauti. Tai dabar mūsų artėjantis yra gala vakaras. Gala vakaras, aš tai ne pusėje turbūt nesudalyvauju, bet ir tai jau jaučiu, kad daug dalyvauju. Ne, neužmiršim, kad esi mama 4 vaikų. Čia bet dar viena, žinai, kad aš neturiu laiko, nes esu mama. Papasakokit, žinai, kaip sakant, man dar kartą. Tai va, bet taip yra išvykų, yra dabar, sakant, išvyka mūsų yra į Lenkijos, Varšuvą, Lenkijos ambasadą ir aš irgi planuoju važiuoti jau šį kartą. Jau yra klubas lankęsis Londone, Prancūzijoje, Romoje, dabar sakant į Lenkiją, paskui dar sakant į planuojamą, kiek aš žinau, Valenciją. Taip, gala vakaras, tai, žinai, kai dirbi savo, tai yra pati vienišiausia profesija. Ir tokių kalėdinių vakarėlių čia nebent pats savo atsisėsi, žinai, ir pasidarysi. Tai klubas organizuoja moteriams dirbančiam savo tokį bendrą renginuką, kur galima smagiai praleisti su kolegomis. Su kolegomis, taip. Ir tai yra irgi labai fantastika. Tų renginių, tai, tikrai jų yra pilna ir tik tai norėk dalyvauti. Jeigu kažką domina būtent tas aspektas. Taip tariant, gali pasirinkti, ką tu nori daryti. Gali viską daryti, ką klubas siūlo, gali atsirinkti tai, kas tau konkrečiai yra naudinga. Ir iš tikrųjų, aš nežinau, tikrai šitas klubas labai stipriai išstūmė mane. Nes pati žinau, kad tikrai daug esi ir projektų visokių, tai gal čia ir būtų galima pavadinti irgi tos sėkmės tokios istorijos, kur galima iš to savo tikrai pagelbėti ir finansiškai plėsti tą, kaip sakom, savo klientų ratą. Klientų ratą, daryti bendrus projektus su kitom klubo narėm.
Na, iš tikrųjų galimybės yra beribės, jeigu tu darai. Tai žinoma, viskas priklauso ir viskas yra mūsų rankose. Mes jau esam kalbėję apie tą Taip, jau atsakomybę. esam kalbėję, kad aš 100% atsakomybę, kuri visi sako, jo, aš suprantu, kad aš atsakinga, bet, nėra bet. Nėra bet, tai prasme, jokių bet nėra. Mūsų pasaulis, nėra kito pasaulio, tik tas, kuris yra čia ir visas išorinis yra mūsų atspindys. Tai jeigu tu darai, tai tu ir padarysi. Tai va, ir labai visas kviečiam prisijungti. 2 susitikimai klube yra nemokami. Tai iš tikrųjų ir jie yra online, tai jūs galite prisijungti iš bet kur. Ar ne, jeigu turit bent vieną laisvą ketvirtadienio rytą, labai kviečiam. Taip, ir dėl to kvietimo, tai jūs jį galit gauti iš kitos narės, tai tikrai mielai pagelbėsim prisijungti, ar parašysit Viktorijai, ar parašysit man, tai bet kuri tikrai suteiks tą visą informaciją ir mes padėsim prisijungti, pristatysim jūs ir tikrai ne viena jau yra pasisekę ir tiesiog pabuvus viešne, nes jau gimė vienokie ar kitokie projektai, didesni ar mažesni, bet, na, kaip sakoma, vis arčiau link savo tikslo. Taip, netgi pabuvus viešne, taip iš tikrųjų užtenka, gali pristatyti vis tiek, turi galimybę pristatyti save, savo veiklą ir jau gali gimti kažkokie bendri projektai. Arba tiesiog pabūti toje moteriškoje bendryjoje, moteriškoje sinergijoje, tai irgi yra labai įdomus iš tikrųjų patyrimas, kuris irgi užkrauna tos energijos. Ir jeigu klausimas, kas gali ateiti į klubą, tai gali ateiti visos, vyrai negali ateiti. Vyram nesubalansuota. Nesubalansuota dėja tik moteriams, taip. Tai bet, tas, kad subalansuota tik moteriams, irgi turi, sakau, savotiško žavesio iš tikrųjų. Todėl, kad moteris yra moteris. Ir aš kartais stebiu tą mūsų klubą ir galvoju, jeigu čia būtų vyrų, niekada nebūtų taip. Gal būtų gerai, žinai, būtų kitaip, visa kita. Bet taip nebūtų. Nebūtų, žinai, tų tokių paverkimų, painkštimų, vienos kitos pasakymų, paguodimų ir panašiai. Paguodimų ir to supratimo viena kitos, nes visos mamos, ar ne, visos užsemusios ir panašiai. Tai va, tai iš tikrųjų labai kviečiam. Jeigu galvojat ateit ar neateit, tai žinokit, tada ateit. Ateit, pasibandyti, nugalėtos baubus, nes aš kaip sakau, geriau pats išbandyk, negu klausyk vienos ten kažkokios bobutės vienakės paistalų, kuri galbūt iš vis tai siekia su tinkliniu marketingu ir galvoja, kad čia yra parduodami kažkokie produktai. Tai geriau ateit, pamatyti, pauostyti, paliesti, paragauti, žodžiu, viską padaryti. Taip, ir tada turėti savo nuomonę ir pačiai priimti sprendimą, ar čia verta būti, neverta būti, bet mes su Viktorija sakom, kad tai yra verta būti. Tai Viktorija, čia jau mes beveik 20 minučių, tai man su tavim tas laikas taip greitai lekia, kad atrodo taip paprasta ir lengva kalbėti ir ta pati Viktorija. Tai buvo tas žmogus, kurį klausiau ir vis bijojau užkalbinti, bet kaip sakoma, visata visą laiką suveda tada, kada reikia. Ir būtent Starfall Networking klube su Viktorija mes ir susipažinom ir gyvai pasičiupinėjom ir nuotoliniam. Tai niekada negalit žinoti, kokius kontaktus surasit prisijungusios prie vieno ar kito klubo, o mes, žinoma, rekomenduojam savo klubą, tai yra Perlo klubą. Tai Viktorija, gal paskutiniai tai sekundėjai gali kažką tai palinkėti žmonėm, pasakyti? Žinai, aš ne tiek palinkėsiu, tiek dar kartelį tiesiog pabrėšiu, kad tikrai laukiam visų solo verslams, tai iš vis yra mūsų viena narė yra pasakius, kad jeigu nesi tinklaveiklos klube, tai pradėti solo verslą iš vis yra, ta prasme, neapsimoka. Tai, gal aš tai griežtai nesakyčiau, bet tikrai žinokit, jeigu esat solo versle, tai, nebūti moterų klube arba tinklaveiklos klube, apskritai yra didžiulis nuostolis. Tai yra pigiau būti negu nebūti.
O jeigu esat kažkur tai kitur, kažkokiame kitokiame darbe, kažkokioje kitoje veikloje, tai irgi labai yra gerai būti, nes jūs galite tiek įmonės savo, kurioje dirbot paslaugas reklamuoti, ar ne, tiek galite tiesiog būti moteriškoje bendruomeniai, mokytis, augti, tobulėti, atrasti save kažkaip gal kitaip dar savirealizuosit, galbūt kažkokią savo veiklą atrasit, yra mentorystės, yra mokymai tom temom konkrečiai. Kaip sukurti save, savo prekinį ženklą, kaip save pozicionuoti ir taip toliau, tai aš pabaigsiu savo šį kartą reklamą. O žinai, šiandien noriu pabaigti, nes kaip tik gavau iš vienos mūsų narės elektroninį laišką ir ten buvo labai gražų žodžiai pasakyti, kad savo visą laiką primink, kad tu esi daugiau. Tai būtent šitame klube čia ir renkasi moteris, kurios yra daugiau, kurios nori daugiau iš gyvenimo, tad ir jeigu tu nori daugiau, tai tiesiog prisijung prie šito klubo. Jo, žinai, Bertrandas Larsenas yra pasakęs, kad tu manai, kad tu gali tiek. Aš žinau, kad tu gali tiek. O iš tikrųjų tu gali va tiek. Tai, kad tai nebūtų vien tik tai žodžiai, reikia kelti užpakalį ir bent jau atsisės prie kompo. Nu ką, tai šita gaida, atsisėskit prie kompo, parašykit mums žinutę ir mes pasidalinsim pakvietimu. Tai tiek. Ačiū ir iki.